Ramybė jūsų namams nuo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Sveiki mūsų mėly žiūrovai. Sulaukime dar vieno nuostabaus penktadienio, o kartu ir galimybės išgirsti Dievo žodį. Šiandien papasakosime apie šiais laikais ypač populiarią astrologiją ir horoskopus. Ir apie tai, ką kalba Biblija šią temą. Dar visai neseniai į tokius dalykus kaip okultizmą, burtai ar astrologiją niekas rimtai nežiūrėdavo. Žmonės visą tai laikė pokštų, daugiausia keistenybė. Gi šiandien tai labai rimta ir svarbi tema. Visa medija ir literatūra, kur ir vaikų literatūra neišimtis, išmarginta astrologinėmis temomis. Profesionalūs astrologai sudarinėja horoskopus, o milijonai juos skaito ir labai vertina. Kas yra toji astrologija? Pats žodis išvertus jį iš graikų kalbos reiškia lietuviškai perfrazuotai žvaigždžių kalba. Tai tokie įsitikinimai, kurie sako, jog yra ryšys tarp astronominių reiškinių ir žmonių gyvenimo. Žodis horoskopas graikų kalboje reiškia stebintis laiką. Tai dažniausiai būna diagrama ar lentelė rodanti žvaigždžių ir planetų padėtį jūsų gyvenimo svarbiais momentais, pavyzdžiui, jūsų gimimo dieną. O vėliau astrologai pagal tai pranašauja jūsų ateitį. Astrologija prasidėjo senovės Babilone ir yra pagrįsta pagonybė. Tais laikais žmonės tikėjo, kad dangaus kūnų judėjimas yra dieviška veikla. Nagrinėdami tų kūnų judėjimą žmonės tikėjosi nustatyti dievų valią ir ateitį. Vėliau, maždaug prieš 2000 metų, skaičiuojant nuo šiandienos, graikai moksliškai išstudijavo astronominius objektus ir apibrėžė zodiako ženklus, duodami dangaus kūnams pagoniškų dievų vardus. Kadangi astrologija iš esmės ir yra pagonybė, o visuomenė yra linkusi priimti pagoniškus principus šiandien, todėl astrologija ir yra tokia populiari. Žmonės palankiai nusiteikia šiam pseudomokslui dėl keleto priežasčių. Pavyzdžiui, astrologija mėgina nuspėti ateitį. Tai ypač aktualu, kai ateitis žmonėms atrodo miglotai. Kitas pavyzdys. Astrologija siūlo charakterio analizę. Žmonėms dažnai būna labai įdomu ir malonu girdėti, ką kiti žmonės apie juos kalba. Taip pat astrologija duoda patarimą, kaip gyventi, o žmonės visada ieško patarimų, kaip jiems išspręsti savo problemas ir sunkumus. Dar vienas pavyzdys yra, jog astrologija siūlo gyvenimo prasmės paaiškinimą. Žmonės užduoda dažnai savo klausimus, kodėl jų gyvenime atsitinka vienas ar kitas dalykas ir kokiagi apskritai yra gyvenimo prasmė. Ir galiausiai astrologija siūlo unikalią patirtį ir galimybę pasijusti ypatingu. Žmonėms išties dažnai pasidaro nuobodu gyventi ir kažkas kitoniško, būtent tokio kaip astrologija, horoskopai, juos sužavi. Tačiau iš tikro nėra jokių įrodymų, kad dangaus kūnų padėtis jūsų gimimo metu gali kaip nors paveikti dabartinį jūsų gyvenimą. Ir kaip nėra įrodymų, kad materijos judėjimas dangaus kliaute gali įtakoti jūsų charakterį. Pažiūrėkime, kągi Biblija sako apie astrologiją. Dievas per pranašą Izaijo knygos 47 skyriuje 13-15 eilutėse sako: Tu pavargai dėl savo patarėjų daugybės, tegul prisistato ir išgelbsti tave astrologai, žvaigždžių stebėtojai, kurie kas jaunatį paskelbė, kas laukia tavęs. Štai jie pasidarė kaip ražai, ugnis juos sudegina. Jie neišsigelbsti patys savęs iš liepsnos gilios. Tai ne žarijos susišildyti, ne ugnis, prie kurios galėtų prisėsti. Tokie tau pasidarė tie, su kuriais nusikamavai, kurie bendravo su tavim nuo pat jaunystės. Jie išsklydo kiekvieną savo keliu. Nėra, kas tavęs gelbėtų. Pranašas Jeremijo knygos 10 skyriuje 2-5 eilutėse apie tokius pagoniškus darbus taip pat kalba. Jis rašo: Taip pat pasakė viešpats: Nesimokykite tautų papročių ir neišsigaskite dangaus ženklų, nors tautos jų išsigasta, nes tautų religija yra niekai. Juk tai medis nukirstas iš miško, amatininko rankų išskaptuotas dirbinys. Sidabru ir auksu jis pagražina jį, vinimis ir kūjais jos prikala, kad neklibėtų. Jie yra kaip agurkyno baidyklė ir negali kalbėti. Jie turi būti nešte nešami, nes negali žingsniuoti.
Nebijokite jų, nes jie nei pakenkia, nei įstengia daryti gerą. Jėzus sakė, kad būtent jis suteikia žmonėms viską pilnavertiškam ir dievobaimingam gyvenimui. Per Biblijos autorius Dievas apreiškia tikrąją išmintį, kaip reikia gyventi šiame gyvenime. Astrologai gali spėlioti, kartais gali ir atspėti, bet Biblija yra visada teisi. Saulė, mėnulis ir žvaigždės yra negyvi, neprotingi objektai. Jie jums gali pasakyti, kokia jūsų ateitis tik tiek, kiek ta agurkyno baidyklė. Jei norite tikros išminties, kreipkitės į Dievą, į tą, kuris pats sukūrė Saulę, mėnulį ir kitas žvaigždės. Ir pabaigai norėčiau jums pasakyti, kad nesvarbu, kur dabar esate, ar kada gimėte, nesvarbu, kas esate ir ką gyvenime veikiate, horoskopas jums visai kitai savaitai, gal ir visiems ateinantiems metams ir net visai amžinybei. Frazė iš laiško romiečiams. Mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslų pašauktiesiems. Gero ir gražaus jums ateinančio savaitgalio ir iki kito susitikimo. Te laimina jūs Dievas.